taurę pakelsiu, viešpaties vardo giedosiu. Bet savuoju krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą. Kai Jėzaus žudė jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suplėškėjai, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasią Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Garbė tau, Viešpatie. Anomis dienomis vėl susirinkus gausiai miniai ir žmonėms neturint ko valgyti, Jėzus pasišaukęs mokinius tarė: gaila man minios, jau 3 dienos žmonės pasilieka su manimi ir neturi ko valgyti. Jei paleisiu juos namo alkanus, jie nusilps kelyje, nes kai kurie yra atėję iš toli. Mokiniai jam atsakė: o iš kur dykumoje gauti duonos jiems pavalgydinti? Jėzus paklausė: kiek duonos kepalėlių turite? Jie atsakė, sukalbėjo padėkos maldą, laužė ir davė mokiniams dalyti, ir tie padalijo miniai. Jie dar turėjo kelias žuveles, Jėzus palaimino jas ir taip pat liepė daryti. Ir žmonės pavalgė iki soties, ir mokiniai dar surinko 7 pintines likučių. O buvo apie 4,000 žmonių, ir jis juos atleido. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Atėjus metui Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo ir tarė jiems: trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kol ji išsipildys Dievo karalystėje. Paėmęs taurę, jis sukalbėjo padėkos maldą ir tarė: imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynuogių vaisiaus, kol ateis Dievo karalystė. Ir paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams tardamas: tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas, tai darykite mano atminimui. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas: ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau.